Sveiki! Šiandien mokysimės spręsti pirkimo pardavimo uždavinius, teisingai skaičiuoti piniginius vienetus. Atrakcionai. Šiame paveikslėlyje parodyti įvairūs atrakcionai ir parašytos jų kainos. Žiūrėdamas į šį paveikslėlį atlik užduotis. Akvilė išleido 4 litus. Kokius 2 bilietus ji pirko? Rimas išleido 6 litus 50 centų. Kokius 2 bilietus jis pirko? Paulina išleido 8 litus. Kokius 3 bilietus ji pirko? Ignas išleido 12 litų 50 centų. Kokius 3 bilietus jis pirko? Greta turi 10 litų. Kokius atrakcionus ji galėtų pasirinkti? Domas turi 15 litų. Kokius atrakcionus jis galėtų pasirinkti? O kokius atrakcionus pasirinktum tu? Apskaičiuok šių reiškinių reikšmes. Parduodame. Štai įvairiausi daiktai, o šalia užrašytos jų kainos. Dvynukės susitaupė 100 litų. Ką jos galėtų pirkti? Žiūrėk į piešinį ir pasakyk. Trynukai susitaupė 200 litų. Ką jie galėtų pirkti? Dvynukai turėjo 700 litų. Kokius 3 daiktus jie pirko, jeigu liko 100 litų? Dvynukai turėjo 400 litų. Kokius 3 daiktus jie pirko, jeigu liko 100 litų? Vienas kitam pasakykite, kokius 2 ar 3 nupieštus daiktus norėtumėte pirkti ir kiek litų reikėtų susitaupyti. O gal jau esi susitaupęs ir kiek esi susitaupęs pinigų? Įsivaizduok, kad skaičiuoji pinigus ir apskaičiuok. Sužinok nežinomą pirmąjį dėmenį. Turinį, dauginamąjį, dalinį, dauginamąjį, daliklį. Sėkmės!